Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronics, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. I can tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So it's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself and I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know I was lost. I didn't know. Didn't know, I didn't know. Didn't know I was lost. I didn't know I was lost. Didn't know I was lost. I try to carry the weight of the world, but I only have two hands. Hope I get a chance to travel the world, but I don't have any plan. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Well, life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was fighting myself and I didn't know I was lost. Oh. Morning Dew ir pašėlusi Jurgita. Jūs tikrai pažadinote ne tik Lietuvą, bet matau, kad ir Katažina atrodo taip, kaip jau savaitę pamiegojus ir ką tik atsibūdusi. Visi pašokom, mes irgi čia visai ne prieš būtumėm pašokti iš Jie pažadino. kėdžių, bet tiesą sakant, nežinau, man pasirodė Širdyje eina kaubojus. Ai, taip, supratau. atsargiai. Šiandieną neatlaidus saldainis. Nubausk šitą arklį. Merūnai. Man pasirodė, kad Jurgitai galbūt šioje dvikovoje būtent daina pakišo koją. Nežinau kodėl. Atrodytų, kad tau kaip tik turėtų tikti ir balso tembras, tavo spalva tinka, bet galbūt diapazoniškai šiek tiek buvo nepatogu. Žemos natos per žemai, aukštas per aukštai. Tai vat, nežinau, šioje dvikovoje man ryškesnė buvo Morning Dew. Ryto rasa. Ryto rasa. Katažina brenda per pievą, ryto rasa. Ją gaudo Deividas Zvonkus su pavasariška gaiva. Kalbėkite dar, Rolandai. Va taip gražu. Maironis. Merūnai, kalbėkite. Ką? Sustingai, kalbėk. Dabar Merūnas. Palaukit, ne taip pristatė. Dabar kalbės muzikos meras. Dabar kalbės Uroda. Kardinaliai žiūrint iš kairės pusės per viršų, atkreipiant dėmesį į jaunos mergaitės didelį polinkį ir norą dainuoti puikiai. Aš per repeticiją pačią girdėjau, dainavai visai kitaip, dainavai žymiai geriau.
Ir kažkaip tai, ar nežinau, biški sugriuvo tavo namelis, aš taip susinervinau, galvoju, tu tikrai labai buvai stipri. Labai. Ir tikrai kroviai malkų ryto rasai. Bet su aukštom natom mūsų ryto rasa, tai tokius lašus pribrinkino ant lapų, kad aš apakęs buvau. Tikrai, aš seniai tokių aukštų natų negirdėjau. Tai tiesiog pasirinkimas mano būtų, tegul ryto rasa nukrenta tau ant kojų. Turime tą tikroji, juokauju. Poezijos ruduo. Taip. Taip. Nu dabar eilės deklamuos Arūnas Valinskas. Ne, eilių nedeklamuosiu, būsiu labai konkretus ir aiškus. Aš nežinau, ar Rasa taip labai nenori būti ekonomistė, ar taip labai nori tapti dainininkė, bet tas jos noras buvo akivaizdžiai nešantis ją ant sparnų į kitą etapą. Ir aš atvirai šnekant net neabejoju, kad taip ir atsitiks. O jūsų kolegijai scenos, tai reikia palinkėti, kad tos galimybės, kurias rodėt, na, jos ateityje taptų jūsų darbo scenoje ilgiem metam. Ačiū jums abiems. Dėkojame Valinskų stovyklai, o dabar kalbės Donatas Montvydas. Eilinį kartą jis susimastęs. Ką tai galėtų reikšti? Nieko, aš tiesiog, tas susimastymas gal reiškia tiesiog, kad aš džiaugiuosi už jūs ir kaip ir už visus savo mokinius, tiesiog. Tiesiog jūs šaunuolis, jūs padarėt labai daug ir aš ne visą laiką, bet savo kartuoju, jog su daina, su muzika mes turim nešti džiaugsmą žmonėm, nes tai yra skirta žmonėm, o ne mum tik tais. Ir jūs tą padarėt. Vieni iš nedaugelio, kurie rodo savo tą džiaugsmą ir jūs leidžiat savo atvirą širdimą eiti į juos. Čia yra labai svarbu, aš su to jūs sveikinu. Natos ir tam tikri lašiukai, kaip Merūnas sakė, buvo pas Rasą iš tiesų. Tai yra toks dalykas, kur ne kiekvienas turi ir ne kiekvienas gali. Tas optimizmas ir toks džiaugsmas yra labai didžiulis pas Jurgitą. Ir jūs abi turit kažką tokio. Bet čia akimirkai aš matau žmogų, kuris galbūt turėtų daugiau galimybių keliauti toliau tiesiog į kitus etapus. Taigi, bičiuliai, išgirskime Donato Montvydo sprendimą. Aš jūs sveikinu, labai ačiū, kad jūs kantriai klausėtės manęs. Ir į kitą etapą keliauja Ryto Rasa. Morning Dew keliauja į Lietuvos balso nokautus. Mielieji, paklausim gal.